O Jėzau, lauke plius 3 laipsniai, 9 ryto. Kokia jie šie avantūrai ryžusi šiandien? O my god, jau turbūt žandai raudė, naginas sušalusias. Ir žodžiu, lekiam ant gravel organizuojamą renginį, gravel crit. Pažiūrėsim, kas gero žadėjo šiltos arbatos, keikų, šokiai, prizai ir visos kitos linksmybės. O, matau, kažkas vejasi jau iš galo. Tai šiandienos tikslas 100 km padaryti. Padaryti 100 km. O, sveikutis! Gerovo. Tempat kur aš? Tempas. Pabandysim 100 km padaryti šiandien. Šalta kažkaip. Nu, ką galvoji? Kažkaip galvoju, kad geriau pataikiau apsirengti, bet nepataikiau truputėlį. Aš tai irgi ilgai sprendžiau, ką čia rengtis. Tada aš tikiuosi, kad išgimtis čempionai greitai. Nu, aš tikiuosi, kad ten palapinė sušildys gerai. Paruošęs kažką gero, ne? Šildančio. Jo, kol kas šilčiausias dalykas, kurį esam paruošę, tai trasa. Daugiau Tai čia varom improvizuosim. kairėn, ne? Jo. Ok. Nu tai ką, susitiksim prie starto. Visada Antanas filmuoja, o šį kartą aš Antaną pafilmuosiu. Sveikučiai. Pas Antaną tašyti jau ten gerų dalykų, ne? Jeigu šalta pasidarytų. Čia prizai. Prizai? Visi prizai, bet Čia pakeliui mėtysi? šiemet kešų prizai, kad neapsikrauti, viskas į maišelį telpa. USB kartelė. Pirmas važiuosi ir šokoladę, ne? Aš ant vėduko ten sustoju ir tą, žinai, o čia... Tomtinai linkėjimai, žiūrėk, kokį dar turim. Geras, geras. Čia yra toks, kur jau oro uostą neįleidžia. Mačiau ten už stiklo spintai oro uoste. Jeigu dar gilinsi į stipinus. Šitą neįleidžia. Šitą įrašyk, bet atsiūs. Gerai, kad. Atsipėjama jam. Vėjas palankus. Komandos generolai šiandieną Jonas ir Elena. Jeigu eimo priekį iš karto ranuojam. Iš karto. Negalima. Bet Jonas irgi nemoka priekį važiuoti. O jeigu eimo labai prie šitos grupės. Metam į ugnį. Aš Malsas visur manęs nesuvažinėkit, nes filmuosiu. Ir neleiskit Sauliaus į priekį, nes jis neturi power meterio. Ai, viskas, važiuojam. Pašnekėti reikia. Gerai, važiuojam. Godspeed. Mes čia varom. Namo, kažką pamiršo, lygintuvą. Nu gerai, aplenksiu Lietuvos čempioną. Tada kaip kerta per gerklę. Kiaunai atravo. O. Šuo! Šuo!
Aba. Koks žemas. Blemba, jis anksčiau toks žemas nebuvo. Privarė smėlę turbūt. Biškis jau intervalus darys turbūt. Tai biški užkas. Leis atsiplėšti ir tada jo, sako, užknisa čia vilktis. Nu. Tuoj pamatysi dabar kaip prastovinčius. Zing. O. Būtės. Prašau. Ne, nesustojam. Ne, aš manau, kad man reikia geliuko. Nes jau, aha, bus, ne. Pauliau, reikia geliuko. Aha. Ne. Pizda. Jeigu aš dirbsiu ant tavo sąžinės. Gerai, iki palapinės gal tai tempsim. Ačiū, Pauliau. Leba. Įkalinės žudikės. Ačiū, Pauliau. Bandau vytis. Ir laukti geliuko būsto. Aš esu aplenkiau jie mane kaip prastovint. Gangsteriai. Ačiū. Toliau. Į kairę! Į kairę! Parsitempė vieną lavoną. Молодец. Kas bus toliau? Kodėl aš taip darau, blėm? Galėčiau dabar kur mes miške vaikščioti. Čia gal pakeitė maršrutą? Tano specialiai mums padarė, blėt, sveikesnį. Bet tai nebuvo ten daug sukilimo. 800 metrų per 100 kilų. Hop, hop, hop.
Jo, viską pats. Tik rėmą užsisakiau švarų. Kinietiškas. Bet labai geri atsiliepimai, žinai. Nu ir šiaip labai susiaurėjo man paieškų ratas. Nes man reikėjo. Dabar truputį nutilo. Sakau, man labai susiaurėjo ratas paieškų, nes man reikėjo, kad PEM padangos tilptų, kad turėtų UDH jungti ir kad būtų daiktadėžė. 800. Su šakė, su vairo. Jo. Be vairo 700. Jo, karboninis, viską. Tai po aliuminio man buvo kosmosas, ant kiek karbonas yra, kaip jisai smooth važiuoja. Jo, ir kad galėjau platesnės padangas susidėti. Kem 8 susidėjau padangas. Plaukia. Aha. Jo, dėkis platesnis ant greičio. Mažai ką prarasi, bet techniškose vietose. Jo, ir per smėlį eisi kaip visi kasis, o tu tiesiog plauksi, žinai. Va tokie man nepatinka trumpi ir status. Dar vienas mane parveža. ...34 kilometras. Liko dar 20 iki pit stopo. Ramu. Reikia daugiau treniruotis, Arnoldai, jeigu nori su elitu važiuoti. Grupėje dar gali pasislėpti, bet įkalnėse tai viskas išsiryškina. Ant plento tai dabar mintus, ir galvoju, nes kodėl čia per tarką, per smėlį.
Kapanojas. Ir vidutinis greitis būtų geresnis. Ir daugiau kilometrų nuvažiuotų. Ir nugaros neskaudėtų. Patrankymuose per šaknį. Viskas, noriu nuo kalniuko. Kiek galima į tą kalną minti. Smagi atkarpa, ne? Pasikankinimai. Sakau, tai gravelistai, tai sadomazo. Sėdam, važiuojam pas tetuką. Нахуй! Не саме. Не саме, čia, blė. Ir šitas kopas. Eik tu, nahui. Kiek čia tęsis dar šitą kūnę? Короче, соберем конкретно. Блядь. Fuck. Nugara taip atsidaužė. Bet reikia minti. Reikia minti. Liko 14 km iki pitstopo. Eik tu savo. Košmaras. Man nugara, žodžiu, jau eina šaibom. Tik vakar sugijo ir jaučiu, kad jau slankstelis ne savo vietą. Ką? Taip atidaužė. Žiauriai. Visi čia išplaukia, nežinau, ten po du, po vieną. Ką? Leidau intervalą padaryti, o dabar kaip pertrauką. Eina. Gera pertraukėlė. Jei ne tavo geliukas, tai žodžiu, aš jau būčiau autobusą laukęs ten aplink. Dar kažko? Ne. Nebeturi nieko? Ne. Ne, nebereikia geliukų, tai viskas. Datemsiu, kiek čia beliko? 10 kilo. Nu tikrai datemsiu, o ten jau pitstopė bus. Tai. Aš specialiai vahutų šią gertuvę pasiėmiau, kad krečio prisipilčiau. Krečio nebus. Nebus? Geresnių. Krečio maišyklės, kaip prisidėjom. Nebus kitokių. Vup, tikiuosi čia pabaiga.
O, kažkas grįžta jau pešiom. Juda Palanga. Gerai. Daryk. Dirbam dviese. Kažką dar matau tolumoje. Dar vieną intervalą. Ai, sorry. Būčiau nuvaręs į garažus. Tu čia intervalą darai? Einam, na. Gal nereikia. Jisai daro intervalą, aš nenoriu. Nenoriu aš intervalą daryti. Nu jau, tikrai nebešalta. Turim +7. Turime 48 kilometrą. Vidutinis 25. Žodžiu. Šiandien varom su elitu. Bandom atlaikyti, bet aišku jau grupės galas mes. Bet yra kaip yra. O, veža. Kaip lengva? Kaip lengva paskui mašiną važiuoti. Visai nereikia minti, tiesiog traukia. Tik kad dyzelį nesmirdėtų būtų geriau. Nieko nesimato, kada stabdys. Nu, tai reikia žiūrėti į galinius žymintus posūkis. Ačiū, kad pavežėt. Sunku? Nu, man irgi ten ant tų kalnų buvo sunku, bet Paulius davė gėliuką, iššoviau, kažkaip atsigavau. Aišku, ant tą žvirkelio jau amen jūzė buvo. Bet dabar kažkaip sugrįžo motyvacija. Smagiau. Šuolis. Jau net nelabai ir šokas. Gerai, Paulius baigė savo intervalus. Galim ramiai su juo pavažiuoti. Va, susiformavo grupelė. Šiaip gale užtenka 140 disko, nes realiai tik guldymui reikalingas. Gi viską su priekiu darai. Opa! Per betonkę. Smėlis ir betonkę. O, kažką pasivijom. Nežinau, ar gera. Kažkokios kojos
Ne tos. Kada tu autobusų perėsi? Kiek su šiais kėdais kabinės? Niekada. Niekada? Kodėl? Eik tu. Kodėl? Tai man gerai, o tai ką? Ne, bet tai žinai, kaip faina kelti koją kartais. Žinau, tai aš 3 metus su klipsais važinėjau. Ai, ir tu dabar čia tavo toks... Jo, čia dabar mano progresas. Savekas ant rato, matai, sėdi. Sunkiai ganas. Gal pasimsim pas save, bus lengviau jau. Nu, matai, greitis per mažas, sunku išstovėti ant rato. O kur tavo akiniai? Neskauda važiuoti? Oho, visas sąstatas? Kas nutiko? Nepatiko darbą. Ai, žinok, manau, daugam nepatiko, nes ten nemažai išplaukė, tai va, paskutinis susirinko Paulius. Okei. Palaukim draugo. Nu va, rimtas šuneliokas. Reikia palaukti, gal teks varstyti. Nu, kartais reikia daugiau greičio. Ir jau nusimt koją vieną, iš kurios galėtum kirsti į žandą. Startas čia. Kavos suvalgyti turim tokį sąrašą, ten visi yra išvardinti. 5 į priekį taip. Vardinsim, vaikuosim ir leisim. Tėmų pirmą išmetą. Skirta. Noriu arbatos ir dešros. O, sveikutis. Hai. Kas čia pilsto? Nu ką, aš jau papilstysiu, jeigu taip. Ai, tu pilstai? Taip, va. Gerai, ačiū Tau tau. irgi pilt. O kur? Kokiu angliavandeniu? Kelių ryte, žiūriu, kad man dar ne iki galo fondų, ne? Paskui fondas teko praleisti. Paskutinis. Sakiau? Starto sąrašas yra čia prie palapinės. Startuojam palapiniai, tai pirmieji jau 10 žmonių reikiuokitės. Paklausyk. Ne, po vieną leisim, kas 10 sekundžių. Ir į ten padarom pravažiavimą. O kodėl jūs atsilikote Wow, Antanai, aš galiu gal biškį vėliau? Aš pirmam penketuką, taigi man... Mes nieko nekeičiam. Ta prasme, kada išvažiavęs, vis tiek stravai papulsi. Tai ta prasme, galiu aš dabar su to penketuku nelikti? Ne penketukas, nu kas 10 sekundžių mes leidžiam, bet mes nieko nekeičiam. Jeigu tavęs nėra, tu tiesiog bet kuriuo metu gali išvažiuoti. Jeigu tau nenuėjai savo... Nes man dar per anksti, žinok, aš ką tik atvažiavau. Tai. Supratau, gerai. Dabar startuoti. No stress. Ok, ačiū. Rytoj su elektriniu. 3, 2, 1, važiuojam. Ir 5, 4, 3,
2, 1, let's go! Oi, koks bėgis geras. Guldam. Žodžiu, grįžimai pasirinkau 60 km grupę su 100 man per daug jau. Dabar jau turiu numynę 6, dar 30 kažkeli, tai apie 100 bus šiandien. Ir gana. Nereikia čia persistengti. Žodžiu, kažkokia nesąmonė. Vėl važiuojam tą patį ratą. Esam 3. Žodžiu, nes grupė kaip atsuko ir dingo iš radaro. Viskas, autos. Tai nežinau, greičiausiai kartojam tą varžybinę dalį. Bet ne aš vienas. Dar turim porą žmonių, bet jie jau labai lėti. Tai kažkoks nesusipratimas greičiausiai. Nu tai žodžiu, ta šiam kilometrų grupė tai jau bus toli pabėgus. Tai realiai vytis net nebeverta. Bet dabar va pagaunu mintį. Nusileidus, chebra pasisuko į dešinę ir va čia aš pakilęs ant kalniuko nebemačiau grupės ir mane tai labai nustebino, kaip jie galėjo taip greit dingti. O perėjus 100 km grupės į 60, kompiuteriukas neužskaitė mano važiavimo, dėl to teko pakartoti. Bet keista, kodėl ir tiems dviems kolegoms irgi rodė tą ratą važiuoti. Nu žodžiu, yra kaip yra, lekiam čia į miškus, niekur čia jau nenuskubėsi. 1:30, pietų metas, jau nuvažiuota 75,5. Rodo, kad dar liko 23, tai 100 bus užtikrintai ir gerai. Let's go. Kai gražu miške, ho ho, vasaros laike, ho ho. Nu gerai, ne vasara, ruduo, bet gražu. Gražu. Liko 20 km. Nedaug. Svarbu, kad liktų prizų. Taip, kiek čia pas mane 81 nuvažiuotas. Liko dar 17. Varom, truputį. Gerai, kad vėja nėra tai baisiai sunku kapoti. Vienam gerai tas KM8 padangos sukasi per tos meliukus visus. Patinka. Pat išlyčiu. Op. Nusileidimas tiesiai į tašlas, provežuotas. Opa, bet mes čia per miškiuką. Pačios pliurdzės jau nelabai išdžiūvė. Are you sure? Vo. Ar tikrai čia? Ne, gal čia geriau. Manau, kad čia. Vis ten tai abejo, ar kas per rastus ten važiavo. Jo.
Nu, gal susikirs kelias. Nes ten tai neatrodo pravažiuojama. Na, susikirs. Gerai, taip, čia per Kuršių rajoną, kad būtume pravažiavę. Čia net nėra to kelio. Čia aikštelė. Nėra ten net kelio, tai įdomus net segmentas buvo. Tikiuosi, tie du paskutiniai neįbris ten per rastus. Kiek čia liko? 11. Nu, sunkiai kažkaip renkasi vienam kilometrui. Motyvacijos biškį mažoka. Vienam čia minti. Asfaltas. Bet jau pradeda kojytės degti. Nežinau. Čia seksis pabaigti. Vidutinis krenta, po truputį krenta. Nu bet ką, nesportininkas iš, aišku. Norisi kažkokių geresnių rezultatų siekti, bet galim po truputį tos rezultatus siekti. Nori, nenori, bet po truputį gerėja tiek vidutinis, tiek lengviau veikiami atstumai didesni. Žodžiu, progresas yra, bet kokiu atveju. Taip, nuvažiuota 9,5, liko 3. Vidutinis šiau 24,7. Nu, sakau, kaip man, tai čia labai gerai. Gerai ieškom. Opa! Štai kur jie. Štai kur. Šedrytė. Jau turbūt prizai visi išdalinti. Nieko man nebeliko. Turės komplektą. Nori irgi kojį. Kas galvoja, kad gravelį baltas kojinės yra gražu? Viešų privačių interesų. Va, šiek tau prie geltonų batų tiks, Arnoldai. Baltos kojinės. Ačiū. Gerai, kas yra aukščiausias dalyvis šiandien šios dienos raidė? Aš. Ateikit prie manęs. Dydžio marškinėliai. Atsistokite prie pačio mažiausio šios dienos dalyvio. O, ne, ten čia. Nusėk šalmą. Taip, tai kuris? Kaip galvojat? Antras. Taip, kas šiandien dar yra žemiausias pagal ūgį? Gali manęs, kas iš Pavlių žemesnis? Mergaitės nesiskaito. Taip, viskas, turim laimėtoją. Sveikinu. Va, tavo pirma lempelė dviračiai. Tai ir išdalinom? Taip, viskas. Ir ačiū labai visiems. Aš pažadam pakartoti. Ačiū Jonui. Ačiū Elenai. Ačiū Vahų, Vytautui Valunovai, Grabui Gerališkinui, Eimantui, kad atvažiavo. Žodžiu, dviratukas jau nuplautas. Tai taip, kol ploviau, atsipalaidavo visi raumenys. Tokia lengva mirtis apėmė. Taip. Nuvažiuota 102 km šiandien.
Pradėjau su 100 km grupe. Tikom pit stopę, pravažiavom trasą ir peršokau 60 km grupę. Bet kadangi tai padariau po trasos, tai mano kompiuteriukas galvojo, kad aš neįveikiau tos trasos, tai teko pakartoti. Kadangi Antanas su 60 km visa grupė pabėgo, kol aš krūmuose lengvinausi, tai aš net nepamačiau, kaip jie pasuko, tai apsukau dar vieną ratą ir likau vienas. Realiai likau vienas ir pabaigiau tos 25 km vienas. Žodžiu, šiaip renginukas labai geras, patiko. Visada smagu su kompanija važiuoti ir visada smagu miškais važiuoti. Dar oras buvo geras, tai visai pasisekė. Temperatūra, kai stovi, tai vėsoka, bet šiaip tai minant tai viskas neblogai. Ai, dar ten paturėjom geros tarkos, tai jaučiu, kad nugara biškai. Jaučiu, kad nugara truputį subirėjo. Tai reikės grįžus išsilaižyti žaizdas ir pasiruošti kitiems važiavimams. Tai žodžiu, ačiū, kad žiūrėjot ir iki kitų nuotykių. Ate.